tiesiog skirti irgi tam laiko atpažinti. Ir čia su ypatingos raidos vaikais jie tiesiog mus skatina. Neskubėkit, pažinkit mane, pažinkit mano poreikius. Ir vat pavyzdžiui, nusivylimas arba, kai kažko tai, sakykime, tie vaikai negauna, būna, kad krenta ir atrodo viskas, žemė jau griūna ir tos pagalbės tokios, nėra. Tai kai mes tuos ypatingos raidos vaikus nesuprantame, o tai jie moka nuskaityti labai gerai, jie jaučiasi visiškai nesuprasti, nemylimi. Kuo mes labiau juos suprantam, kuo mes labiau pažįstam jų poreikius, jų meilės rezervuaras auga ir jų emocijų raiška būna, ne tokia aštri, sakyčiau taip. Tai todėl didžiausia pagalba yra atpažinti tos poreikius, atpažinti to vaiko galias, nes ne tai, kad jisai, pavyzdžiui, jisai čia nori dėmesio. Tai per daug abstraktu. Reikia žiūrėti, kokio dėmesio, kada, kaip, ar ne, ar to jam apsikabinimo reikia, ar tiesiog tokio gilesnio supratimo.